kurią ugdymo įstaigą išrinkti savo atžalai, kad ji laiminga augtų ir tobulėtų. Klausimai, į kuriuos atėjus laikui turi atsakyti visi savo vaikus mylintis ir jiems gero linkintis tėvai. Jūsų vaiko antraisiais namais, tol kol jūs dirbate, mokotės ar užsiimate kita jums svarbia veikla, galėtų tapti CIBA akademija, įsikūrusi Klaipėdoje, Melnragėje, šalia jūros. Kuo išskirtinė CIBA akademija geriausiai gali atskleisti šios akademijos įkūrėjai Aistė ir Andrius Šopai. Šįkart pasiteiraukime Aistės, kuri taip pat yra ir CIBOS direktorė. Children's International Bilingual Academy, trumpiau CIBA, nėra dar vienas valstybinis ar privatus darželis. Pagyvenę užsienyje bei pasisėmę patirties iš ten esančių daugiakalbių mokyklų, Klaipėdoje atidarėme vaikų centrą. Įsikūrėme Melnragėje visai netoli jūros. CIBA yra akademija, tai daug daugiau nei mažamečių vaikų priežiūra ir ugdymas. Mes padedame tėveliams globoti ir visapusiškai mokyti vaiką. Tokių užsiėmimų kaip piešimas, darbeliai, šokiai bei muzika metu, vyraujant dvikalbiai atmosferai. Tikriausiai, daugiau nei kokią kitą mokymo įstaigą Klaipėdoje, mus renkasi užsieniečiai bei skirtingų tautybių tėvai, taip pat emigrantai grįžę iš užsienio. Angliakalbiai vaikai CIBA akademijoje išmoksta lietuvių kalbos taip pat greitai kaip ir mažieji lietuviukai anglų kalbos, per žaidimus vieni iš kitų, o taip pat iš dvikalbių auklėtojų. Šiuolaikiniame pasaulyje ypač svarbios yra šios kalbos žinios. Nepaslaptis, kad tiems patiems mažiausiems yra lengviau išmokti užsienio kalbų. Mokslininkai tyrinėjantis daugiakalbėje aplinkoje augančius vaikus teigia, kad efektyviausiai smegenys dirba ankstyvoje vaikystėje, be didelio vargo įsisavindamos naują informaciją. Gi vaikai labai greitai išmoksta eilėraščių ir dainų tekstų, nė nemokėdami skaityti. Mokantis vėlesnėme ar brandžiame amžiuje reikia įdėti daug daugiau pastangų. Taip pat mokslininkai teigia, kad užsienio kalbų naudojimas vaikystėje lavina bendravimo įgūdžius bei vaizduotę. Manoma, kad svetimos kalbos mokymasis turi įtakos net geresniam gimtosios kalbos pažinimui. CIBA akademijoje mes suteikiame tėveliams galimybę rinktis lankstų užsiėmimų grafiką, atvesti vaikučius tik pamokėliai, pasilikti pusdieniui ar net visai dienai. Darbo valandomis mes rūpinamės mažaisiais ikimokyklinukais, o vakare po pamokų į užsiėmimus kviečiame pradinukus. Visą informaciją apie Children's International Bilingual Academy rasite mūsų tinklalapyje www.ciba.lt. Mąstykit, svarstykit ir aukit laimingi.